Sveiki, 10 užduotis mūsų prašo išspręsti lygčių sistemą. Ir tai džiugu, kad šita lygčių sistema yra labai paprasta. Tai pradėkime. Matome, kad duotas jau y šitoj vietoj. Reiškia, mes į pirmąją lygtį galim tiesiog įsistatyti vietoj y x kvadratą ir turėsime tiesiog lygtį su vienu nežinomuoju. Tai padarykim taip. Reiškia, pirmą lygtį perrašau 2, vietoj y įrašau x kvadratu plus 3 lygų x. Ir dabar turiu lygtį su vienu nežinomuoju, kurią tiesiog išsprendžiu. Tai perkeliu x į kairę lygties pusę. Gaunu 2x kvadratu minus x plus 3 lygų 0. Tai dabar, jeigu prisimenu, kaip spręsti kvadratinę lygtį, tai puiku, sprendžiu taip, kaip moku. O jeigu ne, tai galiu pasinaudoti formulyne esančiomis formulėmis. Tai einu į formulyną. Reiškia, x1 bus minus, dabar mūsų b koeficientas būtų minus 1, kadangi formulėje turi rašyti minus b, tai du minusai susiprastina ir tampa pliusu, tai reiškia, turim plus 1, dabar buvo plus šaknis iš diskriminanto, kas yra b kvadratu, tai 1 minus 4ac tai bus minus 4 kart a bus 2, o c bus 3. Ir visą tai aš turiu padalinti iš 2a, tai reiškia 2 kart a šiuo atveju 2. Žiūrim, ką gausiu. 1 tą perrašau, pliusą perrašau, taip, dabar žiūrim, ką gaunu po šaknyje. Reiškia, tai bus šaknis iš apačioj 1 minus, taip, dabar 4 kart 2 kart 3 bus 8, 24, tai 1 minus 24 bus minus 23 padalinta iš 4. Ir kadangi po šaknyje turiu neigiamą skaičių, tai reiškia, kad, neįmanoma ištraukti iš neigiamo skaičių šaknies, todėl šis sprendinys neegzistuoja. Tai ir parašau. Sprend neegzistuoja. Taip pat matau, kad jeigu diskriminantas pirmajame sprendinyje gavosi neigiamas, toks pats bus jis ir antrajame, reiškia, galiu parašyti x2, taip pat neegzistuoja. Kokia iš to išvada? Iš to išvada, kad reiškia neįmanoma sugalvoti tokio x, su kuriuo mes galime patenkinti štai šitą lygybę. O kadangi ją gavome iš šios lygčių sistemos, tai reiškia ir pati lygčių sistema sprendinių neturės. Reiškia, tą mes taip pat privalome užrašyti, nes mūsų prašo išspręsti lygčių sistemą, tai mes turime užrašyti, kad lygčių sistema sprendinių neturės. Taškas. Toks ir būtų atsakymas. Galima būtų prašyti žodžiais lygčių sistema sprendinių neturės, galime panaudoti tuščios aibės simbolį. Tai yra perbrauktas toks nulis, tai parodo, kad sprendinių nėra. Tai tiek.